Labas vakaras, kviečiu žiūrėti šeštadienio žinių laidą. Ukrainos frontuose dabar didžiausias dėmesys į Charkivo sritį. Keliais diversiniais batalionais įsiveržę okupantai dviejose vietose užėmę 3–5 km pločio zoną. Skubiai evakuojami gyventojai. Savo ruožtu Ukrainos bepiločiai masiškai atakavo Belgorodą, Kurską, degė Luhansko naftos gamykla ir objektai okupuotame Donecke. Visas gyvenimas telpa keliuose dideliuose maišuose. 2022-aisiais įstumta iš Charkivo srities, Rusija vakar šia kryptimi pradėjo naują puolimą. Teigiama, kad okupantai fronte į priekį pasistumėjo keliais kilometrais. Ukrainos valdžia pradėjo pafrontės gyventojų evakuaciją. Vienas stipriausiai apšaudomų Vovčianskas. Iki karo čia gyveno apie 17 000 žmonių, dabar belikę vos keli tūkstančiai. Persekiodami mus, jie išbando visus ginklus išskyrus atominę bombą. Rytą nebuvo vandens, šaltiniai šuliniai toli, prie jų eilės, per bombardavimą juk neisiu ten vandens. Bėgame nuo mirties. Daugelis žmonių išvažiavo savo automobiliais. Tie, kurie to padaryti negali, jiems suteikiama pagalba. Drauge su policija, savanoriais, evakuojama žmonės. Pastarąją parą okupantai apšaudė bent 30 Charkivo srities gyvenviečių. Žuvo mažiausiai 3 žmonės, yra sužeistųjų. Kas ten vyksta? Gatvės visiškai sunaikintos, apšaudymai. Kas ten vyksta yra siaubinga, likti ten neįmanoma. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis skelbia, kad okupantų smūgiai atremiami. Į Charkivo sritį įsiųstas pastiprinimas. Pilne, Trilėcha, Borysivka – tai vietovės, kuriuose vyksta aktyvios kovos. Priešas ten ir jis naikinamas. Įvertinome okupantų pajėgų mastą. Esu dėkingas kiekvienam kariui. Charkivo kryptimi siunčiame pastiprinimą, palei sieną, palei visą fronto liniją naikinsime okupantus, kad sužlugdytume visus ketinimus. Ukraina tęsė išpuolius Rusijoje ir jos okupuotose teritorijose. Luhansko srityje nusitaikyta į naftos bazę. Ten kilo gaisras, apgadinti aplinkiniai namai. Žuvo žmogus, bent 6 buvo sužeisti. Bepiločiais orlaiviais, raketomis ir reaktyviniais sviediniais atakuotos Belgorodo bei Kursko sritys. Belgorode sužeisti mažiausiai 8 žmonės, apgadinta bene 100 privačių namų, pažeistos dujų tiekimo linijos. O Donecke raketomis HIMARS smogta restoranui šašlikiniai Paradise. Ten prorusiški gyventojai planavo švęsti Donecko liaudies Respublikos įkūrimo 10-metį, organizavo ralį. Be to, restorane buvo įsikūręs ir okupantų karinių pajėgų štabas. Reporterė Klaudija Gudaitytė. Sankt Peterburge į Moikos upę įkritus autobusų aukų sąrašas pagausėjo iki 7, išgyveno vienintelis keleivis. Autobusas iškeltas iš upės dugno, o socialiniuose tinkluose plinta neapykantos banga, paaiškėjus, kad vairavo iš Tadžikistano atvykęs imigrantas. Tačiau kamera, filmavusi autobuso vidų, rodo, vyras neužmigo prie vairo, kaip teigiama. Greičiausiai sugedo autobuso stabdžiai ir keleivinė transporto priemonė nugarmėjo į upę. Vairuotojas esą dirbo 20 valandų, grįžo namo 2 nakties, 7:30 vėl buvo iškviestas į darbą. Daugiabučių renovacija Lietuvoje įpusėjus 3 dešimtmetį specialistai rezultatus vadina graudžiais. Esą reikia keisti ir įstatymus, ir valstybės dalyvavimą renovacijoje. Iš Panevėžio praneša reporterė Zina Paškevičienė. Būsto strategijos dokumentas, kurį ekrane rodo Būsto rūmų prezidentas, priimtas 2004 metais. Nuo kokių 16 metų negalioja ir jokio kito dokumento, kuris reglamentuotų būsto strategiją, nėra šiandien. Tai aš ir minėjau, sakau, negerai, kada visa būsto politika yra suprantama tik kaip socialinė parama tam tikra. Būsto politika yra būsto statyba, eksploatavimas, priežiūra
ir renovacija. Algis Čeplikas tikina, daugiabučių modernizavimas nėra vien gyventojų reikalas, o yra valstybės ir gyventojų reikalas. Jis kritikuoja ir sudėtingą renovacijos dokumentų parengimą. Kad ateiti iki renovacijos reikia bent 2 metų tam, kad gautum jau leidimą statyti. Tai čia žmonės per tą laiką išsikelia, susipyksta, pinigai nuvertėja. Viskas, tai reikia trumpinti procedūras. Aplinkos projektų valdymo agentūra tvirtina, gyventojai domisi renovacija ir nori pasinaudoti 30% valstybės paramą. Esą kvietimas renovuoti pagal A klasės reikalavimus sulaukė labai daug paraiškų – 111. Vasaros viduryje bus kviečiama renovuoti pagal B klasės mažesnio energetinio efektyvumo reikalavimus. Aktyvesni 3 didžiųjų miestų gyventojai atsilieka Mažeikiai, Jonava, Panevėžys, kiti mažesni miestai. Šiuo metu pradėtų renovacijos projektų yra apie 1000. Skaičiai rodo, kad vyksta. Mes kiekvienais metais turime užbaigtus projektus, bent jau 400-300 tame tarpe ir daugiau objektų yra renovuojama. Tai vadinasi, renovacija tikrai vyksta. Tačiau būsto rūmų prezidentas mano, kad per 25 metus pasistumėta mažai. Skaičiai renovuotų namų yra graudus. 12%, jie negali tenkinti, apie tą ir reikia kalbėti. Jeigu gyventojai nenori ar neišgali atlikti visos renovacijos, gali naudotis daline. Modernizuoti šilumos punktą, pakeisti pagrindinius stovus. Renovacijos paraiškų esą padaugėjo, valstybės paramą padidinus iki 80%. 24 metais galbūt dar pavyks ir antrą ketvirtį, o galbūt gali nusikelti ir trečią ketvirtį. Irgi gana nemažos apimties kvietimas bus skelbiama 20 milijonų. Panevėžyje beveik 300 daugiabučių. Juos administruoja 3 įmonės. Viena jų pakvietė daugiabučių namų bendrijų pirmininkus sužinoti naujausią informaciją, pasidalinti sunkumais. Kad renovacija masiškai žmonės domėtųsi, nėra šito pojūčio, ar ne? Nėra tikrai, o yra smulkus remontai. Mūsų mieste yra tendencija, kad nemažai garbaus amžiaus žmonių gyvena, ir ne, garbaus amžiaus žmonės nelabai veržiasi į renovaciją. Bendrijų pirmininkams ne pats geriausias metas įtikinti gyventojus renovuoti namus. Tai kainuoja milijonus, smulkių darbų įkainius didina infliacija. Sakykime, dabar plytos byra. Galima būtų plytos keisti. Praktiškai didelis labai įkainis vienos plytos. Ir kas gali pigiau, tai ten eilės metus gali tęstis. Tik 2 metus dirbau kaip pirmininkas. Bet noriu sužinoti apie naujienas, noriu sužinoti apie tą naują įstatymą. Naujas bendro naudojimo objektų įstatymas siūlomas vietoj sodininkų bendrijų ir daugiabučių namų bendrijų įstatymų. Tačiau būsto rūmų prezidentas įsitikinęs, kad naujasis įstatymas keltų sumaištį. Reporterė Zina Paškevičienė, Panevėžys. Klaipėdos universiteto ligoninėje pokyčiai, kokių nebuvę, diegiama Lietuvoje dar neišbandyta valdymo struktūra. Ligoninės vadovybė teigia, pacientai gaus paslaugas greičiau ir kokybiškesnes, darbuotojai tvirtina juntantys nerimą. Klaipėdos universiteto ligoninė kaip viena įstaiga veikia nuo praėjusių metų sausio, kai buvo sujungtos Klaipėdos universitetinė, Jūrininkų ir Palangos ligoninės. Dabar šios įstaigos dirba kaip filialai, bet nuo rudens nebeliks ir jų. 3 buvusios atskiros ligoninės pavirs į 18 specializuotų klinikų ir 4 centrus. Artimiausiomis dienomis 90% iš daugiau kaip 3000 ligoninės darbuotojų turėtų sulaukti pranešimų apie planuojamus pokyčius. Tai kelia nerimą, teigia darbuotojų atstovas. Nežinom, kokios bus mūsų darbo sąlygos. Prasidėjus reorganizacijai ir apjungus 3 gydymo įstaigas į vieną, tai vienas iš pirmųjų dalykų, ką darbuotojai gauna, tai pranešimus apie darbo sąlygų pasikeitimą. Jeigu sutinki dirbnaujam sąlygom, dirbi, jeigu nesutinki, turi išeiti iš darbo. Dabar vėlgi vėl patvirtinta nauja struktūra, vėl yra nauja vizija, naujos įstaigos, naujos struktūros. Mes nežinom vėlgi, kaip bus efektyviai ta visa struktūra veiks. Ir kas bus, jeigu ta struktūra nauja ir tas visas modelis neveiks efektyviai, ar bus dar viena pertvarka.
Ligoninės valdžia neatmeta, kad dėl nežinomybės diegiant naująjį valdymo modelį iš darbo gali išeiti iki 10% personalo, nors darbuotojų trūksta jau dabar – dermatologų, psichiatrų, anesteziologų. Direktoriaus pavaduotoja sako, kad ligoninės stengsis išsaugoti kiekvieną darbuotoją, siūlys naują darbo vietą ir tiems, kurių pareigybės nebeliks. Vis dėlto ligoninė numato, kad gali reikėti apie 2 milijonų eurų išeitinėms pašalpoms. Išeitiniams prognozuojam, kad gali reikėti apie 2 milijonų, tai čia yra tokia realistinė prognozė, atsižvelgiant į pirmąjį pertvarkos etapą ir į tai, ką randame pažymėta parašyta literatūroje. Tikimės, kad bus mažiau žmonių, kad žmonės apsispręs likti. Pagal naują valdymo struktūrą 3 ligoninės filialuose esančių 35 padalinių skaičius mažės trečdaliu. Skyriuose neliks vedėjų, mažės kitų vadovaujamų pareigų. Jeigu paskaičiavome, kad iki pertvarkos vadovaujančiose pozicijose buvo 207 darbuotojai, tai dabar skaičiuojam, kad turėtų likti apie 120. Vadinasi, ženklus yra mažėjimas. Anot ligoninės generalinio direktoriaus Audriaus Šimaičio, filialus pertvarkius į specializuotas klinikas, tam tikros paslaugos nuo prevencinių programų diagnozės iki kompleksinio gydymo bus teikiamos konkrečiose klinikose. Mūsų visų šitų struktūrinių pokyčių esmė yra tai, kad paslaugos būtų teikiamos greičiau, kad būtų jos kuo aukštesnio lygio, kad jos kuo greičiau pasiektų mūsų pacientus ir kad pacientai būtų kuo arčiau tų žmonių, kurie teikia gydymo paslaugas, gydytojų ir slaugytojų. Taip pat dar šiemet Klaipėdos universiteto ligoninėje turėtų būti išplėstas priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius, atnaujinta susisiekimo infrastruktūra, numatoma įrengti aikštės sraigtasparniams, o 3 dabartinius filialus jungianti tunelį pritaikyti ekstremalioms situacijoms. Reporterė Elvyra Sakalauskaitė-Laukevičienė, Klaipėda. Vilniečiai nuo ryto rinkosi į pavasarinę sodinimo talką. Žirmūnuose pasodinta per 2000 krūmų. Europos komisija Vilniui yra skyrusi žaliosios sostinės apdovanojimą. Šis titulas oficialiai lydės Vilnių visus ateinančius 2025 metus. Jovita su dukra Simona pirmą kartą dalyvauja Vilniaus sodinimo talkoje. Sako, džiaugiasi galėdamos prisidėti prie miesto žalumo išsaugojimo, o ir šeštadienio rytą smagu praleisti turiningai. Dukrai labai patinka sodinti augalus, tai čia labai graži pramoga gaunasi savaitgalį. Toks kaip geras pavyzdys dukrai turbūt. Tai be abejo. Daug augalėlių sodinamės namie įvairiausių. Aš esu labai daug pasodinusi jau. Užauginus gėlių, kaip ir mama sakė, net iš parduotuvės nuperku daržovių arba vaisių ir užauginu, net užauga. O kodėl tau patinka? Smagu žiūrėti, kaip auga tiesiog. Nebūna taip smagu, kai nusiperki iš parduotuvės, pavyzdžiui, gėlę jau vazonę. Prisijungti prie sodinimo talkos panoro gausus būrys žmonių. Graži akcija, šalina miestą, tuo labiau, kad ir jaunimas irgi norim įtraukti tą gražią akciją, kad irgi prisidėtų prie miesto žalinimo. Žalias miestas niekada nebus per žalias. Žiūriu, ne tik dukrai pagalba, bet ir šuniuką pasikvietė. Visiems grynas oras ne pro šalį. Automobilių stovėjimo aikštelę ir pėsčiųjų taką skiriantis plotas apsodintas įvairios rūšies krūmais. Sodinom kalninės pušis, šermukšnelapės lanksvonės, forzitijas. Paaugus krūmams bus sukurtas žalumos barjeras, formuosis nedidelis pavėsis. Kaip mėgstu juokauti kolegoms, želdynai tai yra mūsų pasaulio skydas, tai čia mes prisidedam prie žaliojo skydo, kaip nepaslaptis esame jau ir laimėję Europos sostinė, žaliausia sostinė, ir tokiu būdu mes tą gražią tradiciją su žmonėmis sodinant. Anot Vilniaus mero Valdo Benkunsko, žaliųjų erdvių Vilniuje daugėja, o kitąmet miestas paskelbtas žaliąja Europos sostinė. Tas žalumo indeksas arba žalumo suvokimas kasdienė mūsų gyvenime tikrai yra paaugęs, palyginus, kas buvo prieš 10-metį ar prieš 20-metį. Matom, kas atsitinka, kai mieste kas nors neteisėtai nupjauna medį arba šiaip yra kažkokia rizika žaliosiom zonom. Tai iš tikrųjų tas pilietinės visuomenės įsitraukimas yra labai svarbus ir didelis.
Talkos metu iš viso pasodinta daugiau nei 2000 krūmų, o per pastaruosius kelerius akcijos metus įvairiose Vilniaus gatvėse pasodinta per 23,5 tūkstančio krūmų. Reporterė Liudmila Petrakova, Vilnius. Žydi ir kvepia alyvos. Mokslininkai tyria naudingasias augalo savybes, pataria vartoti sąnarių skausmui mažinti, bet neklausyti aiškinančių, kad reikia gerti užpilus. Pats alyvų žydėjimas, gausios įvairiaspalvių žiedų šluotelės skleidžia svaigų aromatą. Nuostabus kvapas sklindantis, taip yra, ir visa tai yra dėl biologiškai veikliųjų junginių. Tai labai įdomus augalai. Reikia pasakyti, kad jie priklauso oleacija, tai yra alyvmedinių gausiai šeimai, kurią sudaro apie 30 genčių, kuriuose yra daugiau kaip 400 rūšių. Ir vat būtent alyva siringa tai yra viena iš tų genčių. Nuo seno alyvų žieduose ieškoma laimės, esą jie aplankys suradus penkialapį žiedą. O jeigu mes suvalgysim šitą žiedelį, tai mus aplankys sėkmė. Kaip yra iš tikrųjų, ar laimė atneš, tai priklauso nuo pačio žmogaus nusiteikimo, tačiau vienas suvalgytas žiedelis tikrai organizmui nekenkia ir jokio blogumo nedaro. O geriausia, pasak mokslininkių, šiuo prietaru džiaugtis nevalgant, negeriant jokių užpilų arbatų. Pavasarį tikrai Lietuvoje vietinės floros labai daug yra augalų, vaistinių augalų, kurie yra pakankamai ištirti. Alyvų žieduose yra randamas augalo veiklioji medžiaga siringinas, anyžių aldehidas, kurie patekę į organizmą sukelia pykinimą, virškinamo trakto sutrikimus, taip pat gali pasireikšti apsinuodijimo simptomai. Mokslininkai ieško būdų, kaip panaudoti unikalias alyvų savybes, kuriant vaistus. Neabejoja, paieškos bus sėkmingos. Pagrindinės veikliosios medžiagos tai yra iridoidai ir fenilproponoidai. Tai gali būti išskirtos tokios medžiagos, kurios pasižymės stipriu prieš virusiniu veikimu, prieš uždegiminiu veikimu, antibakteriniu veikimu ir netgi pastarieji moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra potenciali priemonė būtent prieš vėžinių medžiagų gavimui. Alyvas nekenkiant savo galima naudoti išoriškai. Galima prisirinkti alyvų žiedelių, tinka absoliučiai visos, spalva įtakos neturi ir šituos žiedelius galima užpilti aliejumi. Aliejus gali būti pats įvairiausias, ricinų, saulėgrąžų, alyvuogių. Jį reikėtų pašildyti iki 40 laipsnių temperatūros. Palaikius 2 dienas nupilti, nukošti ir tokio aliejaus kompresą dėti ant skaudamų sąnarių, raumenų, juo galima malšinti venų uždegimą. Galima įsigyti alyvų pumpurų aliejų, kuris yra naudojamas išoriškai kompresam. Į vidų mačiau tik vienoje vietoje yra parduodama alyvų žiedų arbata. Aš jos nedrįsčiau pirkti. Pasak profesorės, tikrai nepakenks, nebent esat alergiški, pasėdėti po alyvomis ir pakvėpuoti jų aromato. Reporterė Loreta Mačiulienė. Dėl ekstremalios geomagnetinės audros praėjusią naktį galėjome stebėti vos kelis kartus per amžių mūsų platumoje taip intensyviai nutinkantį reiškinį Aurora Borealis šiaurės pašvaistę. Sinoptikų teigimu ir ateinanti naktis bus palanki stebėti, tad kviečiu nemiegoti.